Na ką, sveiki. E, Turiu tokią istoriją, šiandienos istoriją. Tai vienu žodžiu, kaip čia pasakius. Am, 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 am. E, Turiu tokią, nu, vienu žodžiu, istoriją, kas šiandien vyko. Kauteche e, atvarė tas Benediktas Vanagas, realistas. Ir, nu, vienu žodžiu, aktų salėj buvo tiesiog susipažinimas, tiesiog pašnekėjo, kaip tapti savo, kaip ten, e, kaip tapti savo profesijos profesionalu. Ir, nu ką, pašnekėjo, smagu, viskas gerai. Ir paėmė ir pasibaigė renginys, pasibaigė kažkur 11:30. Ir paėmė žmonės, pavalgė gal kai kurie dar valgykloj ir paėmė, išėjo namo. Mum dar buvo likę 2 valandos mokytis, 2-3 kažkur valandos mokytis, krapštytis prie mašinų, auto mechanikas šičia prieš jūs ir vienu žodžiu, jo. Kas buvo, tai tiesiog visi išėjo namo. Dar pasigavo mane, sako, ar tu eisi ar neisi, aš sakau, ne, aš turbūt eisiu mokytis. Visi išėjo namo, aš pasigaunu mokytoją ir sakau, nu ką, man mokytojas sako, nu ką, visi išėjo, ką nori daryti. Aš sakau, aš noriu pasimokyti. Aš noriu mokytis, aš tam atėjau ir aš tą padarysiu. Iki galo. Tai ką, aš paėmu, nueinu į garažą. Turim mes ten vieną maškę dabar pasikėlę, tiksliau pasistatė ten sierą, visą surūdijus panašiai. Ir tiesiog pasikėliu aš tą sierą, sako, nuimti galinį diferencialą. Tas dalykas, kur suka galinius ratus pas kai kurias mašinas, nes ten 4x4 varomas, nu vienu žodžiu, važiuoklė. Nu ir ką? Užsiknisau su vienu varžtu, jo vis dar taip ir neišėmiau, dirbau 2 valandas ir kame šaknys? Šaknys tame, kad tos 2 valandos manęs paėmė ir neišvargino. Jos tiesiog paėmė, jos užkniso, bet galų gale, kai paėmiau ir išėjau, nes jis ten, tas varžtas paėmė, aš sukau, biški sunkiai sukosi, aš ten bandžiau dar kažkaip pakoreguoti, kad jis sunkiai nesisuktų, nes jutau, kad kažkaip taip neturi būti. Ir tada paėmiau, sukau ir taip trakšt. Ir aš toks, gerai, jau matau, kad bus smagu. Ir vienu žodžiu tiesiog sutraškėjo varžtas, nu kaip čia, sulūžo varžtas per pusę. Ir vienu žodžiu, nei pirmyn, nei atgal. 2 valandas bandau traukti iš tos vietos. Ir tos 2 valandos buvo tokios relaksuojančios, kaip va šiandien ką tik padaryta meditacija. Tai buvo užknisantis dalykas maždaug. Tai biškai erzina, nes tai sunku, bet to pačiu paprasta. Ir tiesiog toks, nu, toksai žaidimas tiesiog smegenyse. Ir tiesiog norėjau pasidalinti turbūt, nežinau net ką sakyti daugiau. Ir tiesiog tas vienas varžtas užtruko 2 valandas. Dabar, sakykime, mokytojas ateis rytoj arba šiandien, nes šiandien kitas pogrupis ateina, pasakys, kad varžtas nusuktas, prasuktas, paimkit, išimkit, arba paims pats kažką ten darys, nežinau. Ir tiesiog kiti užsiknis. Bet skambė esmė, mokytojas galėtų paimti ir padaryti visą tai per 10 minučių, per 5 minutės, bet duos kitiem ir tada jie galvos. Ir tiesiog taip mokamasi yra. Ir tiesiog nežinau kaip jum, bet man va toksai užknisantis dalykas kai kuriem atrodo, bet man tai tiesiog toksai, kadangi aš jau ten taip pagal idėją turėjęs būčiau
turėčiau būti nebuvęs ten, nes visi išėjo ir panašiai. Ir tiesiog aš turėjau tokį, žinai, nu, vis tiek pagalvojau, nu, blemba, gal tiesiog eit namo. Bet aš tiesiog norėjau kažką paveikti. Aš žinau, pavyzdžiui, kad man šitą reikia daryti, kad man Vault Hunterius reikia daryti, panašiai, bet aš buvau savo tvarkaraštį užsidarašęs, pasirašęs, kad aš paimsiu ir darysiu, nu, profkiai būsiu tiksliau. Va iki pusę 3. Nu ir pagalvojau, nu gerai, ką aš čia daugiau darysiu. Aišku, pavalgyčiau, padaryčiau gal daugiau progreso ant šitų visų dalykų, bet, na, blemba, mokytis reikia. Ir tiesiog paėmiau, nuėjau. Šiaip tai buvo pats smagiausias dalykas pabandyti vienam garaže būt. Galų gale vis tiek kažkas panašaus turbūt manęs laukia. Susipažinau su tuo, visai smagu. Mokytojas paėmė, pasakė tikslų tiesiog dalyką, nuimti diferencialą. Tai ir jis tiesiog išėjo į tą susirinkimą ir aš grinai vienas pasilikau. Ir aš toks, nu ką, vienas žmogus prieš vieną varžtą, let's go. Ir tiesiog, ai. Ir va tame esmė, tokio dalyko nebūtų buvę, tokios istorijos visos nebūtų buvę, jeigu aš būčiau paėmęs ir grįžęs namo ir sėdėjęs va čia. Aš turbūt net nebūčiau ėjęs va šitų dalykų daryti, nes aš nebūčiau jautęsis gerai apie save. Turbūt nebūčiau padaręs tos meditacijos, turbūt čia dabar nesikalbėčiau, šito tikrai nebūtų, kažkas kitas būtų, kažkoks kitas vaizdo įrašas būtų, apie kažką kitą kalbėčiau. Bet tiesiog, toks dalykas, toks tiesiog paprastas dalykas, vienas varžtas, tiek daug užsiknisimo ir tiek daug, ką žinau, ištvermės. Oh my god. Nu tai jo, vienu žodžiu. Gaila, neišėmiau, bet pusiaukeliai buvau jau. Aš nežinau, kaip ten reikėjo būtų išimti. Ta kitą galą. Ai, pala, būdu gal. Ne, taip neišytų. Ta kitą galą, kuris nulūžo ir jis buvo tame, nu, rėvėjai, rėžiai, kaip ten sakyti tą žodį. Rėžiai. Nu, vienu žodžiu, kai varžtai būna, turi tą spiralę. Žinau, dabar atrodau lyg paprasčiausias ne mechanikas, bet jo. Ir vienu žodžiu, ten tai jo, įsigrėži į varžtą ir tada bandai kažką ten įrodyti, bandydamas išimti. Su kitu varžtu ar kažkokį ten dalykėlį įsidėjęs. Bet man kita pusė buvo svarbiau. Aš kitos pusės nesupratau, kaip išimti, nes ten aš bandžiau laužti ją, bandžiau rauti ją lauk, bet ji nesirovė. Bet aš maniau, bet pusiau jį išsiėmė ir aš nesupratau, kas yra. Bandžiau sukti su terkšle, bandžiau sukti su rankiniu tuo irgi. Vienu žodžiu, jo, užsiknisau 2 valandas, nieko nepadariau, va tame esmė, progresas nėra. Progresas iš viso ten neegzistuoja tame garaže, nes viskas eina arba ant dalių, arba tiesiog grįžta atgal į tą pačią padėtį. Jūs suprantat, grinai, mano garaže yra toks dalykas, kad va, pavyzdžiui, ėmėm variklį, išardėm variklį ir paskui ką, sako atgal sudėti, tai progreso tai čia nėra ir panašiai, bet į tai ir nereikia žiūrėti, yra mokymasis. Mokykla yra mokymuisi, universitetas yra mokymuisi, kolegija mokymuisi ir panašiai. Ir tiesiog, nu, jo, toksai nukrypimas. Jo, ką žinau, gal kažkam įdomu buvo rentas apie vieną varžtą. Taip tai jo, pasilikau dėl to, kad norėjau mokytis. Nedaug žmonių tokių yra, kaip pamačiau šiandien, kai visi 9-10 išėjo. Nu ne, kiek ten mūsų buvo, kokie 6 pas tą vanagą. Vienu žodžiu jo, išskirtiniu būt nelengva, bet būtina, jeigu norit kažką pasiekti, kas yra ne tas pats, kas visiems. Tai pavyzdžiui, paprastas darbas, pavyzdžiui, paprastos žinios,
paprasti dalykai, norai, paprasti siekiai. Jeigu norit būti unikalus, žinokit, reikia jums būti unikaliems. Jeigu norit unikalios algos arba unikalių pažiūrų, žinokit, reikės būti unikaliam. Tai sunku, nes tai atrodo lyg tai būtų vieniša ir galbūt baisu iš kitų žmonių komforto zonos išeit, bet žinokit, reikės. Bet dabar, pavyzdžiui, nesenai sakiau, dariau va tokius žibinto restauravimo etiketės, vietos lankstinukus, ane? Va šičia. Vienu žodžiu, prieš, po, žibintų restauravimas, bam, 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 nušlifuoju, nupoliruoju ir tada važiuojat su gražiom lempom. Ne? Kas pasidarė? Pasidarė toks dalykas. Čia buvo pirmi mano lankstinukai, kuriuos aš uždėjau ant mašinų, uždėjau 10 ir va tokie dalykai pasidarė. Kodėl? Nes dvi pusės, va šita ir šita pusės buvo atidarytos, nes čia su luminatu, matot, visas shiny. Paėmiau, atsispausdinau lapą, įdėjau 4 į tokį paprastą lapą ir tada paėmė mama iluminavo ir tada turėjau sukarpyti. Ir tada sukarpiau ir tada dvi pusės buvo atidarytos. Šitas irgi tas pats. Tiesiog dvi pusės, bet šitą vieną neįdėjau. Tai jo. Kas dabar yra, tai aš paėmiau, kad... atsiprašau. Ką dabar esu padaręs, kas jau tikrai pamačiau, kad veikia ir patestavau ant savo mašinos, nedėjau ant kitų. Pasidariau dar 8 tokias, bet paėmiau ir sukarpiau visas ir tada iluminavo mama po vieną visas. Nu į ką. Ir dabar patestavau, kadangi visos pusės uždarytos, jokios drėgmės neįbėgo ir tada neįsiliejo rašalas aplinkui savyje. Nu tai va, paėmi, turi problemą, įsprendi ir tada žiūri, kad viskas gerai. Tada bandai dėti, tada bandai toliau eiti, tada ieškai kitų problemų, nes jos tikrai ateis, jos suras tave, nereikia jų ieškoti. Ir tiesiog eini. Ar tai, ką aš dabar darau su šitais dalykais, yra unikalu? Taip. Kitas dalykas, man turbūt reikės kažkaip kitaip planuoti visą šitą dalyką. Dabar jau biški į finansinę laisvę einam, ką? Nes taip tai būdavo mąstysena, ten panašiai visokios idėjos, dabar jau biški prie pinigio. Nu ką, nu taip, reikės palėto eiti į tą pusę. Esu pasisakęs per savo pirmus epizodus, kad reiks. Tiesiog nežinau kada. Pradėti normaliai šnekėti apie visas kriptovaliutas ir panašiai. Tai jo, vienu žodžiu, tokios lankstinukai, turiu pasidaręs dabar naujų. Dabar kokia kita bėda iškilusi yra, kad lemba daug rankų darbo pasidaro, visas iškarpyti, tada paskui iluminatą sukarpyti, tada kiekvieną suluminuot. 8, tai jau 8 kartai karpyti, 8 kartai karpyti luminatą, panašiai. Kažką reikės kitaip galvoti. Nežinau ką. Sugalvosiu. Ir tada varysiu restauruoti žibintus. Kitas dalykas, iš karto dar viena problema, kuri man iškilus yra, tai ir garažo neturiu. Garažo neturėti yra blogai. Nes reikės, kai subinė degs, reikės kažką tuo metu galvot. Jo. Sugalvosiu, surasiu aš tą garažą iš kažkur tikrai išpešiu, bet būtų geriau, kad jis būtų. Pinigį neturiu. Nuomotis dabar kol kas nenoriu. Reikia iš pradžių paimti, pasižiūrėti, ar iš vis kažkas norės. Nu tai
kaip problemą pusiau išsprendęs esu, tai tiesiog parašęs, kad ant tų lankstinukų, kad jeigu turit nuosavą garažą arba nuosavą namą, tai tiesiog atvažiuočiau į vietą ir padaryčiau. Nu, tai čia toks pusiau laimėta problema. Nu, tai jo, taip ir visas tas gyvenimas ir eina. Jo, ką čia, rentinam 15 minučių. Jo, Vanagas normaliai pašnekėjo apie kaip patapti profesijos profesionalu. Paskui ėjau mokytis, kai visi išėjo. Ir paskui dabar apie lankstinukus pakalbėjau. Va, jum prašom, apibendrinimas, jeigu nesupratot, kas vyksta. Nu ką, tiek šiandien šitam epizode. Palėto, viskas palėto. Įsiaiškinsiu. Kitas dalykas, vakar su tėčiu pasikalbėjau, kaip ir matėt tame kitame epizode. Kaip ten jis buvo pavadintas prarastas 12 epizodas. Ar kažkas panašaus. Jo, labai daug pasitikėjimo savimi gavau. Irgi labai svarbu. Šiaip tai, žinokit, asmeniškai dar vieną greitai pasakysiu idėją. Aš tikrai prieš kokį pusmetį, prieš metus nebūčiau galvojęs, kad aš va šitai, ką dabar darau, darysiu. Tikrai nebūčiau spėjęs. Net kokiais 20% turbūt nebūčiau spėjęs, kad aš va tokį dalyką darysiu. Ką reiškia jum tai? Kad gali būt, kad jūs paimsit ir gyvenimas jūs nuneš į kitą kryptį. Ir tai gali būti gerai, gali būti blogai, bet man atrodo bus tik tai gera. Dažniausiai šiaip, jeigu kažką jau pats pasaulis jum pasakys, tai turbūt bus skaudu tuo metu, bet man atrodo bus tik į gerą. Tai vienu žodžiu, jo. Tikrai nebūčiau galvojęs, kad aš dabar va šitaip lietuviškai, paprastai, asmeniškai, jaukiai kalbėčiau į kamerą. Tikrai negalvojau. Tai žinokit, visur viskas įmanoma. Gerai, užtek šiandien. Jums reikia eiti varyt, dalyt darbus, bandyt gauti savo padaryt, eiti link savo užsibrėžtų tikslų. Taip, viskas. Baigiu. Aš šiandien baigiu.